Labą dieną, mano mylimi žiūrovai. Prabėgo jau vasara. Liko rugsėjas. Visus mokytojus sveikinu su rugsėjo 1, nes jinai bus 1 sekmadienį, antrą sekmadienį bus. 2 diena bus pirmadienis. Visus mokytojus sveikinu su šia švente. Linkiu ilgiausių metų mokytojams ir valytojams, kurios taip pat dirbasi kartu su visais parunkais. O mokiniams norėčiau tik tai palinkėti daug darbo darbe ir niekada mokytojus nepilti, nes mokytoja tai yra Dievo dovana. Aš visus dėstytojus ir savo kolektyvo mokytojas visas sveikinu su rugsėjo 1. Tai jos dirbo ne vienus metus mokytojas ir dėstytojas. Svarbiausia sveikatos linkiu, daugiau nieko. Linkiu visoms moteriškoms vaikus nuvesti laimingai dar į mokyklas ir bus šventė namuose. Apie viskas pagalvota. Su vaikais yra labai sunku dirbti, apie viskas pagalvota. Tai yra labai sunkus darbas, kuris atiduodamas vaikams. Ir visas mokytojas, dėstytojas sveikinu su rugsėjo 1. Linkiu joms tik tai vieno - sveikatos ir sunkiausių metų, ilgiausių. Vis dėlto mes gal tikėkimės valstybės paramos. Butkevičius sakė, padės ubagų mokyklomis, darželiais pasirūpins, nes jau viskas parduota, ką tu padarysi šėtono Lietuvą. Grybauskaitė linkiu tik tai sveikatos, nekeikiu niekada jos, nes jinai tvarkos viena tikrai nepadarys, apie viskas pagalvota. O Butkevičiui linkiu tik tai sveikatos ir švietimo mokslo ministrui, kad mokyklos būtų restauruotos tvarkingai su visais parunkais, kad ateitų dėstytojai ir mokytojai ramiai į savo visas rezidencijas, nes tai rugsėjo 2 diena bus pirmadienį. Visos mokyklos dirbasi, vaikučiai atplauks jūromis pas mokytojus. Ir visuomet reikia mokytojai tik tai vieno linkėti - sveikatos ir viso ko geriausio. Nusipelnėm gyventi geriau. Tik tai vokt nemokame nieko. Mieloji sese, šiandien galiu tik tai nešičia, tik tai netoli, arti prie savo gimtų namų. Nech čia akis nekals, mergužėlė tu pati, su berneliais tralivali, buvai labai akvatni. Viskas. Pažiūrėkite reportažą. Šuniuką reikia mylėti, šuniukai mūsų Lietuvos tauta. Bože, visus reikia maušiukus mylėti, nes tai mūsų jėga. Bože, dirbasi nieks nėra. Aš tau pasispardysiu. Tingiai. Palauk dabar kačiukus. Eikingi. Palauk, aš kačiuką paimsiu, palauk. Eikis čia. Kačiuką man reikia paimti. Aš kačiukus taip pat myliu. Maušiukus tokius dėmasi. Palauk. Palauk. Kačiukai irgi mūsų draugai.
Apie viskas pagalvota, va koks gražus kalčiukas jį reikia mylėti, tai šuniukų karalius. Maušiukas. Nesibari gera merga, bet katytė gera, dirbas. Nu dabar reikia dar vieną kačiuką paimti. O tai. O. Kaip tu direktoriau ateini? Ateik direktoriau. Ir tu su mumis, su visais parabai draugauji kartu. O tinkinį. Maušiukas dirbas. Nu neik, tytė. Tik vis dėlto ir draug savo laidą. Ša. Netriušmauk. Kaip jėva, Maušiukas. O dirbas. Nu dirbasi. Dirbasi, ne? O, tu vienas dirbasi, o tinginys. Nu gana va. Reikalinga visus šuniukus ir gyvuliukus mylėti, tai yra Dievo dovana. Apsaugok Viešpatie. Kokie jie gražus, dirbasi, nenori. Šuniukai ir kačiukai mūsų ateitis. Mes žmonės taip vienas kito nemylime, kaip mes gyvuliukus mylime. Starkevičiūtę labai gerbiu, gydytoją, mokytoją, šunų karalienę. Tu vis dėlto žiūrai šitus šuniukus su visais parunkais. Kaip pasimatėm. Mums reikia lentynų, Adamo nieko nereikia. O tai viskas pagalvota. Labai didelė bazė, konkreti. Visko galima nusipirkti, apie viskas pagalvota. Bazė yra bazė, nu matai, apie viskas pagalvota. Nu, viskas, taip valgyti. Vaikai žūsta keliuose, bet tėvams yra sunkiausia vaikus laidoti. A mes pasižiūrime per televizorių, kaip taip važiuoja šitie girtuokliai su visais parunkais, o policijos nema. Nu ką tu padarysi? Kokia jau sistema, tokia bletvarka. Eina visi kibinė pat. Aferistai. Labai skaudu žiūrėti vaikus. Daug vaikų čia žuvo keliuose, nu ką tu padarysi? Taip yra, nu nieko nepadarysi. Mes Lietuvoj tvarkos niekada nepadarysim. Nes jau jinai padaryta. Linkėjimai Tomui ir Monikai ir Karolinai, Jaroslavui, Mironui, Mantui, Dimai, Romui linkėjimai, Danutei, Daivai, Vandai, Sergejui Paneriui, verslo žmogui. Nežiūrėkite reportažo, kuris labai sunkiai kalbasi. Tai gal bus geriausia situacija mūsų valstybėje, kurios vardas Lietuva. Reikia jai padėti, jinai labai sunkiai grimsta šitų pelenų, kuri jau parduota seniai. Nu ką tu padarysi, koks jau likimas, tokia jau buvo šventa karvė.
Siaubčia. Ai, žinai, supranti, kame dalykas, labai sunkiai atsakau. Niekas Lietuvos nemylėjo ir nako reikalinga ubagų kraštas. Vagių kraštas, žulikų aferistų kraštas. Ai, visada man Butkevičius sakė, gal pasikeis situacija, bet labai abejoju, viskas parduota. Ai, niekada nekeikėme Dievą. Bet aš tikiuosi, kad Lietuvos prezidentė, jo ekscelencija Grybauskaitė dar tvarką kažkokią tai ir padarys. Tik tai labai sunkiai tai yra suvokiamas šitas dalykas, nes jau jai be galo buvo ir bus sunku atstatyti šitą ubagų valstybę. Nu dabar važiuoji rugsėjo pradžioj pas Bušą. Tai yra ne pas Bušą, pas šitą Obramą, Amerikonų prezidentą. Ir visada sakei ir sakysi, mes tarsimės su Obramą, su Amerikos prezidentu, visas valstybinės problemas. Nu, nežinau, kaip jos bus kūriamos, bet vis dėlto susitiksi su Amerikos naujoju prezidentu. Tik tai Lietuvos neparduok. Visuomet bus tau sunku kalbėti šią temą. Nes jau tikrai sunku darbas pas tave. Užprenumeruokite mano kanalą. Viskas. Laukite naujų laidų, apie viskas pagalvota. Viso gero!